Vinco Grybo memorialinis muziejus saugo žymaus lietuvių skulptoriaus monumentalisto kūrybinį palikimą. Pastatų kompleksas, gyvenamasis namas, dirbtuvės ir gipso liejykla yra sudėdamoji Jurbarko dvaro sodybos dalis. Muziejus pritaikytas negalią turintiems lankytojams. Ekspozicija įkurta pirmame aukšte. Čia eksponuojami fotodokumentai, asmeniniai skulptoriaus daiktai, baldai, liaudies medinių skulptūrų ir medžio dirbinių rinkinys. Muziejuje yra pačios didžiausios Vytauto, Daukanto, Angelo ir nukryžiuotojo skulptūros. Taip pat skulptūrinių paminklų projektai, skulptūrų dalys, portretai. Netrukus muziejuje bus įdiegtas audio gidas su ekranu, kuris gelbės regos ir klausos negalią turintiems žmonėms. Muziejus įgyvendina edukacinius projektus skirtus įvairaus amžiaus bei interesus turinčioms socialinėms grupėms. Planuojama informaciją išversti į gestų kalbą ir rodyti audio gido ekrane. Prieš keletą metų skulptoriaus anūkė Rasa Grybaitė įgyvendino senelio svajonę ir dvaro Kalvėje įkūrė dailės studiją. Geriausiai muziejaus aurą atspindi dirbtuvėse organizuojami seminarai, teorinės ir praktinės paskaitos, leidžiančios ne tik apžiūrėti meno kūrinius, bet ir įsijausti jų gamybą. Vinco Grybo memorialinis muziejus įtrauktas į rekomenduojamų pažintinių objektų sąrašą, keliaujantiems Panemunės maršrutu.